Labryt internet pasaulį. Ačiū, kad įsijungėt ant video. Šitam video padiskutausiam apie naujausią valdžios bandymą supaprastinti A kategorijais įgyjimą, gal turėčiau sakyti, nes įsigyti kaip ir negali, turi išlaikyti. Tai šitam video pasistengsiu pakalbėti apie, ko aš matau teigiamą, ko aš matau neigiamą tokiam sprendimu. Išgirsite vairavimo instruktoriaus komentarą tų klausimų. Ir nuvažiausiam iki to super sudėtingą žaidą, katro sudėtingoms pražuodė 2 žmonės, nes senuks nežinojo, kaip teisinga važiuoti ir išvažiavo prieš eismą. Tai prieš pradedant video norėčiau paprašyti, kad paspaustumėt laiką, subscribe ir parašykit komentarą peržiūrėjant, kaip jūs galvojat, kokia yra jūsų pozicija šito klausimu. Nes labai daug jūsų žiūr vidosiukus pakartotina ir nėra pasubscribinę. Tai jeigu jums įdomu, pasubscribinkit, jums tas niek nekainuoja, man tas padeda auginti kanalą. Tai pradėkime nuo to, kad motociklas yra žiauriai pavojinga transporto priemonė. Anon valdyti reikia labai daug įgūdžių ir kad untanos nežūti reikia labai daug protų. Ir naujausia valdžios pasiūlyma dėl A kategorijos teisių logika yra tokia, kad jeigu tu turi B kategorijos teisės ilgiau negu kažkiek metų, tarkim, greičiausiai bus kokie 5, gali išsilaikyti A kategoriją, nelaikys A kategorijos teorijos egzaminą. Tai reiškia, užtektų tik praktikos egzaminą. Buvau čia praeitą savaitę padaręs į TikToką, Instagramą ir Facebooką Reelsą apie savo poziciją tuo klausimu. Ir buvau labai užsipults, nes man atrodo, kad didžioji dalis nesuprato, ką aš norėjau pasakyti. Tai pagalvojau, padarysiu ilgos formos video apie tai, kad galėtumėm ne piktais, o diskutuoti. Kas jam negerai? Kas jam negerai? Jisai pirmai tenais tą bobą įsmako, įsukinėjo ir nainuoti jam užkišo priepas. Nu dabar jisai važiavo pagrindinį ir neiškišo. Jau video gera pradžia. Žiūrėk dabar ką puškers. Ne breikčekina. Tai gera, tai esmė ir kokia. Tarkim, turi ilgiau negu 5 metus B kategoriją ir tu nelaiks teorijos egzaminą, gali varyti iškart laikyti praktiką A kategorijos egzaminą. Ir taip įgyti teisę valdyti bet kokią absoliučią motociklą. Kas yra faina, turėtumėm tikrą daugiau motociklistų, galėtų augti moto bendruomenė Lietuvo. Ir aš tikrai būčiau už to dalį. Bet yra ir kita dalis to dalykų. Ir tai yra motociklininko pasirengiems eismo. Motociklas yra tokia transporto priemonė, kur tu vienu metu naudoji abi dvi rankas, abi dvi kojas ir kas svarbiausia, naudoji smegenis. Ir praktiškai su kiekvienu išvažiavimu su motociklu būna kokį nors mašiną, kad vos tavis neanalaivin. Ir būtent todėl motociklas reikalaujant, kad tau smegenėlis visų metų būtų aštris, kaip kontik pagalos speilis. O aš teorijos egzaminą matau ne kaip kažkokį testą, ne kaip kažkokį žinių patikrinimą, bet labiau kaip intelektą paaštrinimo pratimą. Tai reiškia, katras žmogus greičiau ir geriau reagaus į situacijas, tai tas katras kontik pasikartoja viskon, ar tas katras paskutinį kartą kartojos prieš daug metų. Gal kažkokį žaidą naują, gal kažkoks ženklas naujas. Ir labai daug heitinių komentarų gavau, kad oi, čia tai regitros klausimą, o ne skirti, suklaidinti, o ne kad kažko išmokyti. Tai dabar patys pasakėt, skirti, suklaidinti. Tai jeigu žmogus, sakykime, aš sutinku, kad iš pirmą kartą mes turbūt ne vis neišlaikytumėm, reikėtų pasikartoti.
ta prasme, turamenį nesikartuojas nei vienas neišlaikyti. Tai įsivaizduok, tai yra žmonės, kad ten teorijas neišlaika po 8-9 kartus. Aišku, bus vieneta, bet anų yra. Tai jeigu tu nesugebi niką išmastyti ir tavi suklaidin klausimą, kompiuterio ekranų suklaidin, tai kas bus eisme, jeigu tavi suklaidins Priusas koks? Kad atrodys posūkį dešinę, bet išausi į atbulą ir važiuosi kairį. Nu, realiam gyvenime suklaidinamųjų judesių, veiksmų yra begalis. Ir ant motociklo tau viena klaida gali kainuoti sveikatą, gali kainuoti gyvybę. Ir tokia buvo man pozicija tam video. Tai būtent dėl to norėjau paimti interviu, kaip interviu paturėti diskusiją su būtent vairavimo mokytoju, kad darbs yra išmokinti motociklininkus. Nes, kon aš sakau, man nuomonė nieko nereiškia, kon komentatorė sako, anu nuomonė nieko nereiškia. Čia reikia klausyti profesionalų. Tai vadinasi, jeigu mums skaut pilvą ar skaut kaulą kažkokį, mes einam pas daktarą, tai tiek eismo klausimas turėtumėm eiti pas vairavimo instruktorių. Tai dabar kviečiu jums paklausyti mano ir instruktoriaus Gabrieliaus pokalbį ir pažiūrėsim, kokia yra ano pozicija tau klausimų. Tai kadangi mano nuomonė nieko nereiškia, reikia paklausti profesionalų nuomonės, tai aš turiu čia Gabrielių. Yra instruktorius vairavimo iš Klaipėdos. Šiaip aš Gabrielių pasiekiau dar prieš pats išsilaikydams teisės, tai ten pasanan gali rasti daug įdomios informacijos, pašneka apie egzaminus, apie patarimus, kaip išlaikyti teisės. Nu ir kas laikotės Klaipėdo, galite pasanan pasimokinti. Tai aš norėčiau paklausti, kokia yra būtent profesionalo nuomonė, ar toks palengvinimas, sakykime, teisų įsigijimai ir geras dalykas, ar nelaba? Labą dieną sveikėjom, labą dieną garsiausiam Žemaitijos motociklistui blogeriui. Tai ačiū už rekomendacijas ir tą profesionalumą. Tai čia kiekvienas instruktorius galėtų tą papasakot, bet kaip ir minėjai, mokinu ir gyvenu tame. Ir videos matosi, kad ir pats su motociklu važinėjau. Ir mano sakykime, duona ir to man įdomu yra. Tai tas palengvinimas dėl teorijos nelaikė mane. Kad gali turėti B kategoriją, tarkim, ten kažkiek metų ir nevairavęs net motociklą, gali eiti iš karto į praktikos egzaminą po tų 5 valandų. Jo, šiaip iš tikrųjų, jeigu pradėti apie praktiką, tai 5 pravažiavimai po 1,5 valandos A kategorijai tai yra labai mažai. Išskirtinai, kas yra kažkada jaunystėje važinėjęs, biškį ragavęs, čiupinėjęs tos motociklus, tai, sakykime, pasiruošiam egzaminai. Labai būna dažnai, sako, tai kaip jūs instruktoriai paruošėt motociklistus? Mes vos suspėjom pasiruošti egzaminą. Apie jokio motociklisto paruošimą tikrai nėra kalbos. Teorijos žinios tikrai sutinku su tavo nuomonė, kad jos turi būti atnaujinamos ir su kiekviena kategorija iš tikrųjų jas ir laikyti, ar sunkvežimis, ar motociklas. Ir nemanau, kad tai bus geriau ar saugiau gatvėse, nes vis tiek kiekvienais metais, jeigu pažiūrėsit, kiekvienais metais yra keičiamas kelių eismo knygutės, nes per metus būna ne vienas pakeitimas. Ir žmonės, kurie ilgiau nečiupinėja, nešneko apie tos iš vis iki nepriklausomybės, kas išlaikė. Tai ten visai kitokios taisyklės ir visai kitokios egzamino, sakykime, tvarkos buvo. Tai tikrai reikalingas tas teorijos egzaminas ir čia aš suprantu, kad čia turbūt nori visus arba didžiąją dalį persodinti ant motociklo, kad sumažėtų kamščiai. Čia, aš taip suprantu tą logiką tokią, bet vėl, pripažinkim, praktiškai 95% motociklistų tai yra kaip antra transporto priemonė, sakykime, kažkur pramogai, pravedint galvą ir taip toliau, čia turbūt galim išskirti turbūt A1 kategoriją arba AM kategoriją, kurie vaikai neturi galimybę susisiekti, kažkur nuvažiuoti iki mokyklėlės, jie naudoja kaip transporto priemonę. Tai va. Tai tikrai, manau, kad nebūtų geras sprendimas. Jo, tai aš irgi galvoju, kad saugumo nepridėtų, nes aš irgi galvoju irgi tais paklausti. Motociklas yra tokia transporto priemonė, kur tu turi
visada važiuodams naudoti abidvi rankas, abidvi kojas ir smegenis. Ir visas tas turi veikti super greičiai, nes ypač Klaipėdo gal eismas, intensyvus ir Klaipėdo yra eismas, bet pavyzdžiui Vilniau, pas mus yra labai didelė problema su, problema, aš vadinu problemą, kad pas mus yra labai daug imigrantų su Priusas, su lygintuvas, kad vežio Boltą, vežio Voltą ir anei kap važiuon, aš teik esu prifilmavęs, anei kap važiuon, tai taisyklės iš vis neegzistuoja. Ir jeigu tu važiuoji su motociklu ir yra labai daug aplinko tokių pavojingą, sakykime, neprognozuojamų mašinų, tai tu turi būti vis laik aukščiausiam pasirengiami išvengti kliūteis, apvažiuoti, išprognozuoti, ko mums darys. Toks turi būti kapeilis pagalosts. Su patirtim vairuojant, ypač motociklą, aš netgi palei automobilio markę, kaip sakai, Priusas išskirtinai, kokią ten senesnę Audelę arba Toyota, tai vėl kažkoks vyresnis gali žmogus, jie yra neprognozuojami. Taip, čia dar prie to pridėsiu prie motociklo vairavimo ir ausis dar labai reikalingas, ne? Ja. Tai daug kas mėgsta važinėti su kardo įrangom, visokiom muziką klausytis, tai vienas iš jutimo pojūčių, kur tu gali, ta prasme, išgirsti. Ir jo, su motociklu tu 120% turi būti susikaupęs, jokių nei telefonų nebūna, nes nėra kada arba kaip ir tiesioginis pavojus tavo sveikatai ir gyvybei, jeigu kažkas įvyks. Automobilį, ką mes sulankstysim, sutvarkysim, nudažysim, o čia kaulai lūžta ir iki labai blogai. Aš netgi šią vasarą turėjau įvykį, ačiū Dievui, kad buvau su mašina, kad tiesiog sustojau prie šviesoforą ir man į galą parėjo bimbals. Tiesiog cipt, išgirdau tik cipt į veidrodėlį ir parėjo ir tik toks. Tai ką, su mašina išlipa, susipildė dokumentus ir važiuoju savo kelias, laukiu draudėjom išmokas. O jeigu su motociklu tokia veita esi ir jau viskas. Čia atsakymas visiems tiem, kodėl motociklai lenda į tarpus ir stovi tarp automobilių. Tai sakau dėl to, kad jūs telefonuose ir aš nenoriu, kad mano kojas būtų sulaužytas ir motociklas. Ja, būtent, nes dabar dėmesingoms kai kurių vairuotojų yra minimalus. Jo, ir čia vėl gal netgi kitą temą paliestų kitą taučių, irgi tenka dirbti su sakykime, protingais tais atvykėliais, ar ten, nenoriu šalių vardinti, bet ką minėjai tu, tai protingi tikrai jie mokosi taisyklės, laikosi sąžiningai, bet jiem yra taigi su tom international teisėm leistina važiuoti, tas teisės ten turbūt už 1 ar 2 ožkas įgavo, greičiausiai savo stilium ir jie važiuoja tų kraštų stilium, kur ten autobusai vienas kitas stumdo, žinai. Jo, tai aš irgi, mano mintis biški daug heitą gavau, kai pasakiau, kad reikėtų galbūt perlaikyti teoriją, nes daug kas priėmė ton, kad jeigu neišlaika teorijais, reiškia nemoki vairuoti. Bet aš nesakiau taip. Aš sakiau, kad jeigu tu perlaika teoriją, tu taip, kad pažiūrėjau daugybos lentelę, ne? Kiek mes pažiūrėjau dabar, ekspromtu galėtumėm išvardinti daugybos lentelę. Turbūt kažkuriai skaičiai pasimirštų. Tai lygiai taip pat ir teorija, kai tu einam pažiūrėjau, kas kiek laiką vairavimo instruktorė to perlaikyti egzaminus. Kas 5 metus mes perlaikydėm teorijos egzaminą, pas mumis yra 60 klausimų ir tik 10% galimybė padaryti klaidų. Tai iš 60 tik 6 klaidų. Tai aš įtariu, kad taisyklės vis mintina, žinai. Negaliu sakyti, kad, žinai, vis tiek reikia pasiruošti. Nėra taip, kad po 5 metų atėjau ir išlaikiau. Iš pirmą kartą faktas. Pasimokinti, pasėdėti, čia, žinai, kaip ir vis tiek užsimiršta, kad ir dirbi tą kiekvieną dieną, bet vis tiek tokių suktų klausimų, kur reikia prisiminti skaičiai, pavyzdžiui, kaip man sunkesni metrai aukščiai, geležinkelių, kur visada silpnoji mano vieta. Tas pats policininkas reikia prisiminti, irgi man mačiau vienam video minėjai, man atrodo, kad per radiją girdėjau, kad policininkas Vilniuje palei taisyklės rodė. Nes šiais laikais jie viską rankom rodo, švilpia. Rodo, važiuok, stok. Net keista buvo, žinai, kaip palei kelių eismo taisyklės, viską darė, žmonės įsižiūrėjo, sako, vieninteliai turbūt klėvukai ir mokyklinės mašinos supranta, ką jis nori pavadinti. Aš vieną kartą Vilnių esu matęs irgi, kad rodytų pagal tas tikras tas... bet nieks nebesupranta, nieks neatsimena. O vis laik rodo, tu važiuok, tu sustok, tu važiuok, tu sustok. Švilpia pirštų rodo. Tada visiems viskas aišku. Tai va, ir dar pats irgi paminėjo A1 kategoriją, nes jeigu miestus tikimasi sumažinti kamščius persodinant ant motociklų, tai ton greičiausiai būtų galima padaryti per A1, ne? Nes mopedas turbūt aplamą miestį pats priimtiniausias transportas turėtų būti, ypač užsienį, kai nuvažiuoji kokius didesnius miestus, tai tu praktiškai tu pirdų ant kiekvieną kampą pamatysi ir dažniausiai būn 1, 2, 5 pirdų. Tai
tas daiktas turėtų būti, aš manau, pats populiariausias mieste, bet mes turim ton tokį minusą su A1, kad pas mus, mes A1 turim laikyti, jeigu norim kaip kategoriją gauti kaip egzaminą, nes šiuo metu mes gaunam tik tą kodą, jeigu išsilaikom ton praktiką. Tai kaip tu manai, ar nebūtų protingiau ne kodą duoti, o jau už ton praktikas egzaminą, sakykime, ton mokyklinį duoti normalią kategoriją, kad paskiau galbūt žmogus galėtų regitro upgrade'intis į A2 ir A, sulaukis, sakykime, tos praktikas metų stažą, nes yra normali praktika užsienio šalis, ypač, kad jeigu tu turi A1 kaip normalus vairuotojas, tai tu su praktikas egzaminu gali A2 ir A gauti, bet tik tada, kai surenki stažą. Ne taip, kad, žiūrėk, nevairavau motociklą, galiu varyti į A iš karto. Jo, čia su tos praktikos įgyjimu, čia kol regitroj nelaikai praktikos, tau praktika nesiskaito. Su AM kategorija lygiai taip pat, 15 metų vaikai išsilaikė teoriją, bet jam jokia praktika neina. 16 metų išsilaikė A1, viskas praktika prasidėjo. Tai B kategorijos praplėtimas, čia turbūt kaip kaiminystės šalyse pažiūrėjo, kad vis dėlto su B kategorija tu jau gali tokio galingumo motociklą valdyti ir iš tikrųjų jisai mieste gan geras yra. Aš pats turiu A1 kategorijos motociklą, nežinau, kiek jis ten kuro ryja, gal pusę litro, užmirštu, kada ir šiaip po miestą tikrai pilnai užtenka. Bet žinai, pas mumis irgi kaip ir BMW vairuotojai kitokios mašinos nupirks, taip ir koks to motociklistas, jeigu neturi litro, žinai, kaip normalų bachūrą užsadins ant vienas. Čia gal dėl to. Gal ir būtų neblogai, bet, čia vėl, regitra savo reikalus irgi daro ir jie, eina prie to, kad jeigu tu nelaikai egzamino, tu praktikos kaip ir neturi, tu gali vairuoti, bet aukštesnė motociklo, galingesnė motociklo, aukštesnės kategorijos, jau reikia laikyti egzaminus regitroje. Jo. Ir tada aš dar vieną klausimą turėjau tokį hipotetinį, irgi jau ir užsiminėm, kad teoriją pakartoti kažkiek metų būtų sveika ir pažiūrėjau, dabar turėjom atvejį, čia praeitą savaitę, man atrodo, Vilniaus Senuks įvažiavo prieš eismą ir užmušė 2 žmogus. Ir tas įvyko dėl to, kad jis išvažiavo prieš eismą, nes nebesusigaudė naujoviškam žaidį, bent jau tie per mediją praneš. Tai tas žaidis, iš tikrųjų toks biškai įdomesnis yra, bet tokių žaidų, nežinau, aš ir Italijoje, ir Austrijoje mačiau ir yra tikrai populiarus, nes čia dabar ir pats naujausias standartas, kaip ant viaduko darom žaidą. Tai kaip galvoja, ar ypač vyresnim žmonėm, ar nereikėtų dažniau laikyti teorijas ar pakartuoti žinių, nes kiti, aš net neabejoju, kad tas žmogus tikrą teisės išsilaikyti dar kol nepriklausomybės nebuvo. Tai toks klausimas, hipotetinis. Kaip būna vyresnės žmonės, sako, 50 metų vairavau ir jokios avarijos nepadariau. Aišku, metų kažkokio ribos negalim daryti, nes vienas, žinai, gal 40 vairuoja kaip pensininkas, kitas gal 90 vairuos dar gerai, bet iš savo artimų patirties, sakykime, vyresnių žmonių, jie kartais nesupranta, kad nebėra reakcijos, yra dideli pakeitimai ir jeigu taip, tikiuosi neužgeitins mane, vyresnį gal nežiūri YouTube. Tai iš tikrųjų jie pavojingesni negu klevas. Ne? Ir sakyčiau, net juos reikėtų žymėti, kai aš sakau klevą žalią, o vyresnį rudą lapą. Pavytusi. Senjoras važiuoja, toks pavadėjęs biškai, žinai. Tai kažkaip, matai, čia tokia priverstinė gaunasi, žinai. Iš tikrųjų, aš gal manyčiau, geresnis būtų sprendimas, kaip yra teisė atimimas metam ir daugiau teorijos ir praktikos perlaikymas, padaryti už kai kurios nusižengimus pavojingesnius, nes vis tiek yra dabar mėnesių, 3 mėnesiam, pusė metų vis tiek pažydėjo kursai yra, pridėti teorijos egzaminą paprasčiausiai. Ir kitą reikia persilaikyk teoriją. Jeigu tu ten atitinkamą pažydimą kažkokį pavojingą padarėjai, persilaikyk teoriją ir viskas. Idėja. Tikrai yra žmonės, kurie gerai važinėja ir ten, žinai, jeigu priverstam kas 5 metus perlaikinėt, aišku, regitrą rankytėm plautų, kad tokį dalyką padarytų, tikrai negali nurašyti ant visų. Faktas. Nes kai kurie tikrai tvarkingai ir atsakingai vairuoja, bet yra, kurie, kaip aš sakau, jauniem išsilaikys ant teisės, sakau, saugokit, kaip nežinau, nes per 2 metus pirmus ten labai paprastai jas prarasti. Užtenk net ten pasistatyti jau reikės kursą. Ilgesnė tas teisės pilnas turinčiam, sakykime, kaip pavyzdys, už 2 kartus su telefonu atėma teisės, šitam
jaunam vairuotojui iš karto po pirmo karto su telefonu iškart paėmė teisės. Tai va, jiems ten biškai griežčiau yra ir jie turi stengtis, kad neprarastų teisų. Jo. Tai gerai, ačiū už komentarą. Tikus žmonėm bus biškai informatyviau, nes, kaip sakau, reikia profesionalų nuomonės klausyti tokias dalykas, ne patym išsigalvoti, kad oi, ar aš čia geras vairuotojas, ar aš čia blogas vairuotojas. Kiekvienas apie save galvojam, kad esam geri, bet kaip yra iš tikrųjų parodo būtent egzaminą. Tai va, tai... Ačiū, kad pasikreipiai tikrai visada, jeigu reikės ar kažkokiem kitiem žiūrovam tavo, tai visada galit kreiptis. Aš visada tikrai Messengerį ir visur pas mane yra, sakykime, akauntai. Aš paliksiu nuorodas video apačio, kad galėtume atrasti, ypač... Nuorodas ir tikrai būna klausti, tikrai iš kažkokios situacijos. Aš savo mokiniams tada sakau, turit klausimą su tėvais, su draugais važiuojat sankryžoj, kažkur nesupratot. Sakau, aš esu tam, kad ir jums paaiškinčiau, nes vis tiek ir gali, kaip sakai, seniau vairuojantis gal nelabai žino tų taisyklių, tų naujausių taisyklių, sakykime, su atnaujinimu. Tai galite kreiptis tikrai ir tikrai atsakysiu savo žiniom, kiek nežinosiu, jeigu ką pasikonsultuosiu, nes bendrauju tiek su kitais instruktoriais, tiek su pačiais egzaminuotojais, man rūpimais klausimais visada tikrai Klaipėdoje noriu pagirti kitus darbuotojus, egzaminuotojus, tikrai nėra kažkokie ten labai pasikėlę, tikrai rūpimais klausimais visada atsako ir aš pats irgi tom domiuosi, sakykime, atsinaujinu tą informaciją tiesiai iš jų lūpų. Nu tai jo. Tai kam reikės pagalbos, kreipkitės pas Gabrielių, o mes važiuojam toliau. Tai va, hebra, situacija tokia, kad yra pliusų, yra minusų tokia teisų laikymas. Aš sutinku, kad tas būtų patogu. Aš sutinku, kad tas labai daugam būtų išsigelbėjimas, ypač tim, kas neturi laiką ir panašiai. Bet jeigu nori važinėti motociklu, reikia skirti laiką, reikia skirti dėmesiaus. Ir negali tiesiog taip sėsti, įvaryti, nes tada ilgai nevarysi. O dabar mums lieka dar nuvažiuoti iki tos super sudėtingas sankryžas, katros nepavyko išsiaiškinti žmogau. Šitą jau matom kelio ženklą, kaip atrodo ta sankryža, žaids. Ir pažiūrėkime dabar, kas ten tokį sudėtingai yra. Mums pasitink ženklas, kad yra šalutinis kelias ir kad yra žaids. Ant asfaltą turim subraižytas jaustas, kad mums šalutinis. Čia ir išvažiavėm į Uteną. Čia yra aiški plyta, kad mums čia negalima. Čia mes turim į Maišiagalą. Čia irgi aiški, kad mums negalima. Čia į Vilnių traktoriams negalima. Čia greičiausiai iš Vilniaus pusės irgi matau net ant asfalto. Gera, kon tik vos ir neįvažiavo į manim. Vos spėjai sustabdyti. Tas balts galvojau nebesustos jau. Tai va, žaida nieko sudėtinga. O dabar visi yra skalpuojami, kudė čia tiep. Kas čia suprojektavo. Pilna Europą tokių žaidų yra ir dar sudėtingesnių. Tik jeigu teisės išsilaikė prieš 40 metų, tai kom tu žinosi, kur važiuoti reikia. Tai va, laukiu jūsų diskusijas, komentarus. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Ir iki kito video.